mano brangūs broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje matome kažką giliai jaudinančio. Jėzus yra atmetamas savo pačių tautiečiais Nazarete. Kad geriau suprastume šį momentą, turime pažvelgti į platesnį kontekstą. Jėzus buvo pakrikštytas Jordane, po to susidūrė su gundymais dykumoje ir dabar grįžta į savo gimtąjį miestą. Nazareto sinagogoje jis paima pranašo Izaijo knygą ir pradeda skelbti. Ši mesijinė pranašystė išsipildė jame. Tačiau vietoj tikėjimo jis susidūrė su atmetimu. Žmonės piktinosi juo. Jie sakė, argi tai ne Dailidės sūnus? Mes žinome, kas jis yra. Ir taip kyla netikėjimas, kaip jis gali būti Mesijas. Evangelija pasiekia dramatišką momentą. Apimti pykčio, jie bando nustumti Jėzų nuo kalno. Čia bažnyčios tėvai pateikė gilią įžvalgą. Šventasis Beda garbingasis, pavyzdžiui, parodo įspūdingą paralelę. Tai, ką Nazareto žmonės daro Jėzui, yra panašu į tai, ką bandė padaryti šėtonas. Pirma, pavydas. Antra, išvesti jį į aukštumą, kad galėtų jį nustumti žemyn. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogaus širdis, kai ją valda pavydas, gali tapti panaši į šėtono širdį. Pavydas – tai liūdesys dėl kito gėrio. Būtent tai privedė šėtoną prie nuopuolio. Pamatęs žmogaus pašaukimą, būti pakviestam regėti Dievą akis į akis, jis nulydo ir norėjo mus nuvesti į mirtį. Tas pats vyksta ir Nazarete. Žmonės žiūri į Jėzų ir galvoja, kodėl jis, kodėl ne mūsų vaikai. Ir taip pavydas užvaldo jų širdis. Ši istorija kartojasi per visą žmonijos istoriją. Tai buvo su Kainu ir Abeliu, su Juozapo broliais ir dabar su pačiu Kristumi. Tai, kas prasideda Nazarete, rodo galutinį Jėzaus likimą. Jis nebus nustumtas nuo kalno, bet bus nukryžiuotas ant kalno. Ir visa tai dėl mūsų išganimo. Šiuo gavėnios laikotarpiu esame kviečiami pasirinkti, nesilyginti į šėtoną, bet tapti panašiais į Kristų. Kristų, kuris neturėjo pavydo. Kaip sakoma laiške Filipiečiams, būdamas Dievo prigimties, jis nelaikė grobių savo lygybės su Dievu, bet apiplėvė save. Jis paliko savo šlovę, priėmė tarno pavidalą, kad suteiktų mums gyvybę. Tai yra priešingybė pavydui. Tai meilė, tai savęs dovanojimas, tai visiškas dosnumas. Todėl šią gavėnę prašykime širdies atsivertimo malonės, kad nesiliūdytume dėl kito gėrio, bet juo džiaugtumės. Ir dar daugiau, kad mokėtume save dovanoti, kaip Kristus save dovanojo, kad mūsų broliai ir seserys gautų dar daugiau Dievo malonių. Te laimina jūs Dievas.